Kauno valstybinėme muzikinėme teatre prancūzų kompozitoriaus Žilio Masnė opera Pelenė. Ji Lietuvoje pristatoma pirmą kartą. Kūrėjai gerai atpažįstama istorija perkelia į dabartinius laikus, kuriuose klesti grožio kultas bei virtualioji realybė. Vos įžengus pro Kauno muzikinio teatro duris, žiūrovams siūlymai pasimatuoti pamestą kurpaitę. Pirmą kartą Lietuvoje pristatomos Žilio Masnė operos Pelenė kūrėjai auditorija pasitinka užsklandai dar nepakilus. Operą režisavęs choreografas sako, leidė savo laisviau interpretuoti operos žanrą. Leidau savo būti žaismingesniam, sulaužyti kai kurias taisyklės, apversti muziką aukštyn kojomis ar net parinkti skirtingas pasirodymo pradžios vietas. 19 amžiaus prancūzų kompozitoriaus Žilio Masnė opera Pelenė bendras Kauno valstybinio muzikinio teatro ir Estijos koncertinės įstaigos Promfest projektas. Tai pasakos muzika. Masnė, kurdama šią operą, ėmėsi jam neįprastų sprendimų. Muziką jis perteikė komiškus, karikatūriškus charakterius. Pats kompozitorius buvo linksmas žmogus, nors kūrė tragišką muziką. Pirmą kartą ši opera parodyta Paryžiuje 1899-aisiais. Kaune Pelenės istorija perkeliama į dabartinį pasaulį, kuriame dominuoja mados pramonė ir grožio kultas, šalia socialiniai tinklai, virtualioji realybė bei dirbtinis intelektas. Pelenė šioje operoje netokia, kokią žinome iš pasakos, tai moderni istorija, pasakojanti apie tai, kaip mes gyvename dabar. Pamotė ne ta, kuri skriaudžia, ar ta, kuri niekina. Jinai yra kitokia. Jinai yra, bent jau šitame spektaklyje, jinai yra ganėtinai šalta, bet labai smarkiai kintanti. Prasideda nuo to, kad jinai yra šių mados namų kaip ir savininkė ir įkūrėja, ir nuo to, kad jinai yra žvaigždė. Anot režisieriaus ši interpretacija tarsi veidrodis, parodantis, kokioje aplinkoje gyvename. Stengiamės kelti klausimus, kas atsitinka žmonėms, kurie pasimeta technologijų, dirbtinio intelekto ir jų teikiamų galimybių pasaulyje. Mes galime būti savimi tik tada, kai slepiamės po kaukę. Vieni kaip kaukę naudoja madą, kiti interneto erdvėje kuria naujas tapatybės. Taip pat ir Pelenė. Jie apsiauna batelį, kad taptų kuo nors kitu. Operos premjera Kauno muzikinėme teatre šiandien. Opera Kaune bus parodyta tik kartą. Po premjeros, kurie išvyksta į Estiją. Opera bus rodoma tarptautinėme operos festivalyje Promfest.